Labą dieną visiems, kas mūsų klausotės ir labas, Miglė. Sveiki visi, labas Dovilė. Toks gali atrodyti gal kaip netikėtas tikėtinumas, ne? Kad mes šiandien kalbame su Miglė apie dovanas, apie artėjančias kalėdų šventes ir apie tai, kaipgi, gyventi su tom dovanom. Kaip jas kažkiek, ne tik jomis džiaugtis, bet ir jas kažkiek suvaldyti, kad to džiaugsmo būtų dar daugiau. Čia gal svarbu paminėti, kad kalbam apie dovanų suvaldymą vaikų kontekste. Vaikų kontekste, žinoma, vaikų. Ir man iš Mes tai tikrųjų galim daug dovanų priimti, ne? Dovanokit. mes susivaldom, susitvarkom su visam. Bet iš tikrųjų, man atrodo, ypatingai prasminga dabar apie tai kalbėti, nes už čia kelių savaičių ant nosies tie didieji, nors jau ir dabar visur aplinkui, tie Black mėnesis jau didieji. prasidėjo, jo. Taip, metų išpardavimai ir tikrai yra labai lengva pamesti galvą, matant tas didelės nuolaidas. Ir kaip to nepadaryti? Tai tikrai labai dažnas mamų klausimas būna, o tai ką ten tiems vaikams dovanoti, kaip dovanoti? Tai šiandien, manau, apie tai trumpai ir prabėgsim. Ir man atrodo, kad mes gal pradėkim nuo pačių mažiausių. Nes jeigu šeimoje gimsta kūdikis ir jeigu tai yra ypatingai šeimos kontekste pirmas kūdikis, ne tos mažos šeimos, mūsų šeimos, bet senelių ir tetų ir dėdžių, tos mūsų platesnės šeimos pirmas kūdikis, lauktas Arba tiesiog kūdikis. tam vaikui tai yra pirmos jo kalėdos. Vaikui yra pirmos jo kalėdos ir tikrai visi nori kažką padovanoti. Ir mes jau žinom, kad tai bus ir kartais netgi mamos irgi guodžiasi, sako, jo ir vėl gausim dalykų, kuriuos po to reikės dėlioti spintoje ir neaišku, ar jie vaikui tiks, o galbūt dovana, kuri bus tik tai, su kuria žais tik 3 metų, o jau dabar tą dovaną gavom. Arba, žinai, būna 3 vienodi kramtukai. Arba 3 vienodi kramtukai, bet ar tu, pavyzdžiui, asmeniškai esi su tuo susidūrus? Ne, nesu. Nes, Ir dabar išduok paslaptį, kodėl? Nes aš nežinau, ar mano šeima džiaugiasi tuo ar ne, su laiku jie tiesiog gal apsiprato. Aš esu ganėtinai griežta dovanų klausimu, aš nemėgstu perteklinių daiktų, aš nemėgstu bereikalingų daiktų, man gaila planetos, man gaila artimųjų piniginių. Ir kai vaikas jau gauna dovaną į rankas, man tie visi pradanginimai yra taip tikrai neskoninga ir nesinori to vaiko apgaudinėti, kad ir ten jam, nežinau, 3-6 mėnesiai. Tai aš visada pasidalinu dovanų sąrašu, kuriame būna daugiau galbūt net negu reikia, įvairių skirtingų biudžetų, nuo ten keli eurai koks čiulptukas, jeigu apie ar ne kūdikį šnekam, iki ten, nežinau, gali būti, jeigu pirmos kalėdos jau arti 1, tai ten iki kokio Montessori bokštelio virtuvėje, ne, tokia amplitudė. Ir kas ką nori, tas tą išsirenka ir niekas nėra įpareigotas ten dovanoti už labai brangiai. Ir tu žinai, kad tikrai tos dovanos, kurias gausi, jos tikrai bus naudojamos ir vaikui tiks, ir patiks, ir vaikas džiaugsis, ir tu galėsi suteikti tą grįžtamą ryšį ten tiem seneliam, dėdėm, tatom, kad va, žiūrėkit, žaidžia, fainai, smagu, naudojam kiekvieną dieną, negalim atsidžiaugti. Ir kas man atrodo dar, ypatingai jeigu mes kalbam apie pačius mažiausius, ar ne, jiems tų žaislų, kaip po žaislų, reikia tikrai labai nedaug. Ne? Ir, dalis pridovanotų, kaip tu sakai, būna padovanoja, kur žais tik 3 metų su to daiktą, ar ne? Nes jeigu ten dėdė, tata, seneliai, jie taip dovanoja, taip žinot, pamačiau lentynų kažką, kas patraukė akį. Kas buvo gražu, gal ir aš norėčiau su tokiu pažaisti. Ir beje, aš pasakysiu, kad pavyzdžiui, mano vaikams dabar yra 8. Ir aš galvoju apie irgi kažkokias dovanas vaikams, kurie yra dar kūdikiai. Ir juokas juokais, aš galvau, kad man taip niekada nenutiks, bet aš jau nebežinau, aš jau rašau, Miglė, su kuo dabar žaidžia 2 metų vaikai, nes aš nebežinau, tiesiog taip greitai viskas užsimiršta, tai jūs įsivaizduokit, kokie tetai, kuria jau yra metų.
Ir jinai tuos vaikus turėjo seniai, jos jau gal vaikai suaugę, bet jinai nori nupirkti dovaną. Tai yra tikrai labai labai sudėtingas sprendimas. Taip, ir tikrai, nu, ne iš pikto būna, nu, praperka į šoną. Ir kitas dalykas, kaip ir minėjau, nereikia tiek daug, ar ne, tų žaislų, o, nu, natūraliai, ką tu pirmiausia dovanoji vaikui, na, žaislą, ar ne? Bet A, Kai tuo tarpu, ar ne, tiek seneliai, dėdės, tetos, ten pusbroliai, kažkas, kas, na, nori ką nors padovanoti, yra labai puikia terpė susirinkti kitų daiktų, kurių mažyliui irgi reikia ir kurie irgi bus vaikui, bet kur tu šiaip pirkdamas dovaną, nu galbūt nepagalvotum, ar ne? Tas pats va, žiema, šiltas miegmaišiukas pižamytė, baltas triukšmas, naktinė lempelė, nežinau, šiaip gražių šventinių rūbelių komplektas, kur, nu, gal taip ar ne, lyg ir nebūtina, gal nepirktum, bet fain, ne, prie eglutės papuošti. Tai yra tokių praktiškų dalykų, pavyzdžiui, pas mano vaikus visą laiką dovanų sąraše būna vonios putos. Nes vaikai labai mėgsta ir vėlgi, nu, šiaip nepagalvotum galbūt, ar ne, bet ir praktiška, ir tikrai sunaudos, ir tikrai džiaugsis. Tai pasufleruojant ir duodant tą tokį vat, kažkokį pasirinkimą platesnį, ar ne, nu, nepastatant prieš akistatą, ten, nežinau, pirkti vežimą dovanų, nu kažką brangaus, bet duodant va tokį pasirinkimą, iš tikrųjų tai ir palengvini galvos sukimą tam kitam žmogui, nes, o kaip minėjau, mano šeima tai jau apsiprato. Apsiprato tiek, kad tai tu dar ir nupirk ir užsakyk, tik į mūsų adresą tegul atsiunčia. Bet ir kaip aš noriu pasidalinti, aš asmeniškai nesu susidūrusi su Miglės dovanų sąrašais, einant į Emos gimtadienį. Ir man žiauriai kas patiko, tai kad tu ne tik parašai, kokia ten, sakysim, knyga ar dar kažkas, tai, bet tu įdedi ir linką, kur konkrečiai ją nupirkti. Ai, yra labai Ar tu geras. visada tos linkus sudedi? Man va čia klausimas ir Yra. šeimai, nes Šiaip. labai labai patogu, kad yra ir sąrašas, bet, na, parašytų man kažkas nupirk putų voniai. Tai dabar pradėkim. Tai kurių putų? Tai iš uoga ar iš Maksimos? Tai o tų tokių, kur raudonas ar kur mėlynas? Nes pasirinkimas šiais laikais yra begalinis. Yra Tai labai geras nemokamas įrankis, jis taip ir vadinasi dovanų sąrašas.lt, kur prisijungi, pasidarai savo dovanų sąrašą, tai tu tiesiog sudedi konkrečias nuorodas, nu ir ten automatiškai išmeta ir pavadinimą, ir nuotrauką, ir kainą, ir mygtuką kur. Ir tu, kai padarai tą savo dovanų sąrašą, tu netgi gali užstatyti funkciją, kad būtų mygtukas rezervuoti. Wow. Ir tu to sąrašu pasidalini su visais artimaisiais, jie mato viską vienai vietoje, jie turi tiesiogiai nuorodas ir jeigu kažkas kažką išsirinko ir nupirko, jis paspaudžia rezervuoti ir kitiem jau rodo, kad tas daiktelis yra užimtas. Tai va, čia kaip Amerikoje ir filmuose tie registry lists tokia, ar ne, tai pagaliau turim ir mes ir visiškai nemokamas įrankis, labai labai patogu ir aš tikrai jį visą laiką naudoju, pasirodo, praverčia. Iš tikrųjų, man atrodo, kad tikrai labai geras įrankis ir kartais mums psichologiškai lyg ir nepatogu, nes Lietuvoje kultūriškai tai nėra labai įprasta. Na, kartais truputėlį tas toks yra, gal nepatogumas, bet jeigu mes pirmą kartą per jį perlipam, tai man atrodo, kad sekančiam kalėdom jau patys šeimos nariai klausinėtų, kur yra tavo dovanų sąrašas, nes jiems buvo labai patogu. Vis tiek dažniausiai klausia, o tai ką dovanų, ar ne? Nu, būna, tikrai klausia. Taip, tikrai. Nu, tai aš tai prašau, čia 15 idėjų, ką dovanų, ar ne? Ir tikrai labai patogu. Ir sakau, ir man atrodo labai svarbu, nu, nepamiršti ir tų tokių praktiškų dalykų. Tai gal nuo tų leliukų, ar ne, ir miegmaišiukų, ir baltų triukšmų galim ir pereiti prie truputėlį ir nu jau, ar ne, toddleriai žaidžia. Aha. Bet aš dar norėjau pasakyti vieną dalyką, kad vėlgi, jau tu tai lyg ir paminėjai, bet man norisi užakcentuoti, kad tikrai, na, mums irgi norisi labai pradžiuginti savo vaikus. Na, mes kaip tėvai turim tokį didelį norą. Bet mes turim prisiminti, kad kuo vaikas mažesnis, tuo mažiau skirtingų žaislų vienu metu jisai gali apdoroti. Todėl visai nereikia bijoti, sakysim, jeigu mes turim 1 metų vaikelį. Galbūt iš sąrašo bus vienas žaislas, jo vaikui visiškai užtenka
Ir kitus mes dalykus tiesiog susidedam kažką, kas yra praktiška, ką mes Taip. bet kuriuo atveju pirktumėm ir išleistumėm pinigus. Tai tą irgi nepabijoti, nes vėl čia toksai visiškai psichologinis dalykas, kad norisi daug žaislų, bet iš esmės tų žaislų reikia visai nedaug. Taip, knygelės dar visą laiką labai toks geras, saugus, Taip. sąlyginai dalykas, bet tikrai taip. Ir ypatingai, kuo mažesni vaikai, tuo jiems tikrai užtenka tų žaislų vos kelių ir net ir nerekomenduojama vienu metu labai daug turėti, ar ne? Tai, na, paskui jie tiesiog dulka ir, sakau, gaila ir planetos, ir finansų. Mhm. Tai vat, kai jau pradam kalbėti apie truputėlį vyresnius vaikus, vat, ar ne, ten, sakykime, 1+, kur vaikai tarp 1 ir ten 6-7 metų, jų raida yra beproto greita. Ne? Ir tas jų susidomėjimas, jisai keičiasi labai labai greitai. Ir tai veiklos, kuriamis jie užsiema, irgi keičiasi labai greitai. Ir kartais net ir patiems toks būna, tai ką dabar dovanot? Nes atrodo, čia dar vakar viskas, ką norėjo daryti, tai ten pilstyti vandenį, o šiandien jau čia dėlionės dėlioja ir toks, atrodo. Tai aš labai irgi mėgstu visą laiką tokį trumpą algoritmą turėti, kur būna, o tai ką dovanot, ar ne, ten vaikui 2 ir patinka mašinos, ar ne, bet jau turim daug mašinų, tai ką čia kažką gal kitokią, ne, toks labai dažnas, ar ne, nes, nu, mesgi norim visko, ten kuo daugiau, kuo įvairiau ir panašiai. Tai aš visą laiką labai siūlau pirmiausia tiesiog va taip ramiai atsisukti dar kartą į vaiką ir jį pastebėti, visgi kuo jisai užsiema, ką jisai žaidžia, prie ko visą laiką eina, sugrįžta, ką daro. Čia yra mums, nu, tikrai pagrindinis sufleris, nes, nu, mes visą laiką labiausiai pradžiuginsim vaiką jam padovanodami tai, kas jam patinka ir ką jis norės iš karto imti, ar ne? Mes galim fantazuoti ir bandyti pataikyti, ar ne? Bet, nu, toks tikrai tada gali būti per anksti, gali būti per vėlai, gali nesudominti ir, ta prasme, nu, galima bandyti spėlioti, bet ne visą laiką tas suveikia. Tai pasižiūrim, kas tam vaikui patinka, kuo jis įdomisi, kuo jis žaidžia ir nuo to atsispirdami galim pasiūlyti kažką į tą temą, bet, pavyzdžiui, sudėtingesnio. Jeigu vaikas labai mėgsta dėlionės ir, pavyzdžiui, dėlioja dabar ten iš 4 dalių, tai gal mums nereikia išradinėti naujo dviračio. Rinkim dėlionės, kur yra 6 dalys, ar ne, ar ten 8 dalys. Jeigu vaikas labai mėgsta mašinytės ir jų tikrai turi, gal mums reikia kažkokios trasos ar kažkokio kelio, kur su to mašinom kilimo, ar ne, kaip mūsų vaikystėje, su kuriuom vaikas važinės. Jeigu jam yra, matom, kad yra laipiojimo, stambiosios motorikos etapas ir jis ten visur, kur karstosi, tai vėlgi gal tai yra kažkokio modulinio baldo, akmenukų, piklerio, kažkokios laipynės etapas, ar ne? Tai nebijokim, na, kaip, tarsi ir kartotis ar dubliuotis, ar ne, bet va taip kažką greta, praplėsdami tą vaiko interesą ir praplėsdami tą vaiko susidomėjimą, ar ne, kažką siūlydami šiek tiek sudėtingesnio, kažkokį naują iššūkį, naują atradimą, bet toj srity, kuri vaiką jau domina. Tai daugiausia šansų yra, kad tada mes, na, neprašausim. Lygiai taip pat, jeigu norisi, o dažnai tikrai norisi, na, dovanoti tokias dovanas, su kuriam vaikai žais ilgai, ir kad nebus, ar ne, ten 15 minučių ir atsibodo, tai aš visą laiką labai rekomenduoju vengti tų tokių pasyvių priemonių, kurios nudirba visą darbą už vaiką, o vaiko įsitraukimo nėra. Kur žaidžia pati priemonė, paspaudžiau, pati priemonė groja, kažką pasukau, pati priemonė šviečia, kažką dar paliečiau, kur vaiko žaidimas, vaikas nežaidžia. Žaidžia pati priemonė su savimi, ar ne? Tai tokie žaislai vaikams tikrai greičiau gerokai atsibosta, jie iš pirmo žvilgsnio gal greičiau ir tą dėmesį prikausto, bet vaikai su jom žaidžia tikrai gerokai trumpiau. Ir visą laiką tada rekomenduoju rinktis tokias universalesnės, tas vadinamas atviro tipo priemonės, kur vaikai kurs žaidimą, ar ne? Jeigu mes turime
nežinau, tos pačius kažkokius laipėjimo akmenukus ar kažkokią modulinę sofą, kur atrodo, vat vienas didelis, brangus daiktas, labai visada gerai yra sakyti seneliams susimesti. Taip, šita mintis mes irgi namuose Kas naudojam, kaip irgi yra seneliams labai gerai, susimesti. geriau, tai visi tada ten po tiek, kiek norim ar ne, prisidedam ir tai yra vienas didelis daiktas. Bet su juo vaikas žais ir 1, ir 2, ir 3, ir 4, ir 5, ir žais ir aktyvius žaidimus, ir vaizduotės žaidimus, ir bus naudojama daug, daug metų. Ir jeigu ten net ir tą sumą tu išdalinsi per tiek metų, kiek vaikas žaidžia, tai nugausis pigiausias žaislas gyvenime. Bet aš turiu meni tokius rinktis tada atviro tipo, ar ne? Tas pats kamuolys kažkoks, ar ne? Kažkokia šokdynė. Lėlės, jeigu mėgsta žaisti su lėlėmis, ar ne, skaros, tokie, kurie neįspraudžia vaiko į įgūdžio, gebėjimo ir amžiaus rėmus. Ir trečia mano pati mėgstamiausia kategorija, tai yra praktiškos dovanos. Aš visiškai esu didžiausia šalininkė pižamų, kojinių, vat jau minėjau, putų, kažkokių, nežinau, kirpyklos, ar ne, vizito, ten spa, pavadinkim. Tokių, kur, nežinau, megztinis, suknelė, va, kažkokia šventinė puošni, šlepetės jaukios, chalatas galbūt, ar ne. Tai, ko vaikui reikia, ar ne, ir ką vaikas tikrai naudos, ir dėvės, ir nešios, ir praktikuosis. Jeigu mėgsta suktis virtuviai, gal kažkokie virtuvės kažkokių įrankių, prietaisų, rakandų, vaikiškų saugių, ar ne, rinkinys. Bet tai, kas iš tikrųjų bus praktiškai ir pravers gyvenime, nes man atrodo, kad vis tiek svarbu išlaikyti tokį biškį balansą tarp oi, noriu to, ar ne, bet yra ir praktinė dalis gyvenime. Man tėtis per kiekvienas kalėdas sako, nu tai nori megztinį ir nieko. Megztinį. Ir man atrodo, iš tikrųjų, Aha, sakyk. man atrodo, kad iš tikrųjų tas yra ir tokia mokomoji dalis, man atrodo, pakankamai stipri vaikams, kad, na, nėra kalėdos kažkoks tai tik tai žaislų, lietus, kur mes tik tai, va, perkam kažką, kas tik tai pramogai. Mes turim ir tą tokią truputėlį, nu, gyvenimišką dalį, tokią praktiškąją dalį, kuri, nu, nes gyvenimas apie tai ir yra. Ir šiaip, kad, na, tai irgi yra dovana, kad tai, kad tau tėvai nuperka naują megztinį, nėra kažkoks savaime suprantamas dalykas, ar ne? Nes, na, ypač, kai kalbam apie mažus vaikus, kur to finansinio raštingumo dar, na, nėra, ar ne? Tai viskas taip atrodo labai savaime suprantama. Šaldytuve visada yra maisto, spintai visada yra švarių drabužių, pėdkelnės nekiauros ir taip toliau. Bet, va, pėdkelnės mergaitė. Nuostabi. Pėdkelnės tai yra geriausias dalykas ever, taip? Nes jų reikia labai daug. Mama jums padėkos. Tai va, tai kažkaip to tokio įnešti, na, kad nauji daiktai visi yra, ar ne, na, vertingas dalykas. Tai va, ir man atrodo, niekada neprašausim su knygom, nu, tai čia aš jau tiesiog, kuo knygų nebūna, man atrodo, irgi per daug. Ir lygiai taip pat, pavyzdžiui, kažkokios šeimos bendri kažkokie dalykai. Bet žinai, su knygom irgi va čia labai padeda tas dovanų sąrašas, dėl to, kad knygų, ypač jeigu knygos mėgstamos namuose, jų dažniausiai būna daug ir dažniausiai tos populiariausios jau būna paskaitytos, tai va čia irgi labai labai padeda dovanų sąrašas. Ir dar arba jeigu mėgstam cenzuruoti savo vaikų knygas, tai irgi padeda sąrašą negauti kažko, ko tikrai žinai, kad nesinorės. Taip, reikės kažkur tai bandyti paslėpti. Bet dar vienas dalykas, kuris man atrodo irgi labai smagus, ypač kai vaikai jau šiek tiek paauga, tai yra tos visos bendros šeimos patirtis, kur iš tikrųjų mes galim gauti dovanų, nežinau, kažkokią bendrą patyrimą kartu, bilietus į muziejų, bilietus į spektaklį, čia nuostabi irgi dovana, pavyzdžiui, seneliams nusivesti vaikus, galbūt į vaikišką spektaklį. Ir šitos dovanos, jos irgi yra nemažiau svarbios, jos, man atrodo, netgi dar svarbesnės negu žaislai ir daiktai, nes jos bendroje sumoje jos kainuoja daugiau, nes reikia ne tik bilietus nupirkti, bet dar kartu ir nueiti, leisti savo laiką ir visą kitą. Tai
bet jos ir įsimena vaikams labai labai stipriai. Vienareikšmiškai ir tas šiek tiek irgi nukreipia dėmesį nuo to materialumo. Taip. Fokusas yra vat, į dėmesį, į meilę, į rūpestį. Ir vyresniem vaikam moko šiek tiek kantrybės, to pasimokyti, džiaugtis avansu, ar ne, sulaukti, išlaukti. Tai irgi tik labai svarbu pasimatuoti, kaip vaikas jausis su tokia dovana. Na, įsivertinti, ar jau pavyks, ar dar ne per anksti, nes, na, būna ir tiesiog tikrai labai skaudžiai sureaguoja, kur ten kažkaip, tik ką, kada eisiu. Ir, nu, tokių būna tikrai, jeigu per anksti ir dar nesupranta, tos projekcijos į ateitį dar nedaro, tai, nu, gali tiesiog būt liūdna vaikui. Tai Bet tu palėtei labai svarbų dalyką, kalbant apie dovanas, tai yra nusivylimas. O jeigu dovana nepatiko ir jeigu vaikas išpakavo tą dovaną ir, nežinau, pastumė ir sakė, ne, nenoriu aš tos pižamos, ne, arba nenoriu aš šitą knygelę neskaitysiu. Ir kai mes turim tą frustraciją tokią, vėlgi, kaip tame išbūti. Ir man atrodo, čia labiausiai, čia sunkiausia iš tikrųjų yra mums, tėvams, bet mes labai turime suprasti, kad vaikai, ypač kol jie mažesni, jie tikrai dar nesuvokia visų nemandagumas šitų. galvoj. Nemandagumas galvoja ir jie dar tikrai nesuvokia mūsų tų socialinių tokių dalykų, socialinių taisyklių ir tai yra absoliučiai normalu. Ir tikrai nereikia versti vaiko, nežinau, atsiprašyti močiutės už tai, kad taip negražiai pasakė apie dovaną, bet kaip tik skatinti šitą atvirumą ir vėliau, ne tuo metu, bet vėliau pakalbėti, kad galbūt, kai mes gaunam dovaną, mes už ją galim padėkoti, bet tuo metu mums nereikia apsimesti, kad mums ta dovana patiko, bet mes galim susilaikyti nuo komentarų čia ir dabar. Tai gali būti toks nuostabus mokymosi momentas, o jeigu vaikai, na, iš tikrųjų kartais būna daug tų emocijų ir gali būti net ir pradėti verkti, kad dovana nepatiko arba dovana yra ne tai, ko jie tikėjosi, nežinau, tikėjosi mobilaus telefono, o čia staiga knygelę atnešė, na, tas kalėdų senelis kažkaip. Tai vėlgi tai yra labai irgi geras mokymosi momentas išbūti su tomis emocijomis, nes liūdesys, jog gyvenimas eina ne taip, kaip gyvenime dalykai vyksta ne taip, kaip vaikas nori, jie su šitu potyriu susidurs anksčiau ir vėliau. Tai kuo anksčiau vaikai gali su tuo liūdesiu susidurti, išliūdėti mūsų saugiam glėbyje, išbūti, išgėdėti galų gale, kad ta dovana yra netokia, tai iš tikrųjų yra nuostabi investicija į vaiko tiesiog emocinį intelektą. Ir žinai, dar ir būna kartais, bet čia irgi ne karštuoju metu, ne čia ir dabar, bet vėliau irgi pasikalbėti, o kodėl tau nepatiko, ar ne? O kas tau nepatiko? Nu ir tu pradžioje sakė, ar ne, ai, pižama, kas čia pižama, čia nedovana, ar ne? Tai irgi pasikalbėti, kad, nu, o kodėl nedovana? Nes kartais, žinai, ta pirminė reakcija ir paskui ta logika už jos yra labai įdomu panagrinėti, nes, o tai kodėl čia nedovana? Ai, nu, nes dovana turi būti žaislas, ar ne? Ir gal tai iš tikrųjų yra pirmas kartas, kai vaikas gauna tokio tipo dovaną. Ir tai vėlgi, na, kalbėtis, kad, aha, tai bet žinok, va, matai, būna ne tik žaislai, gali būti ir tas dovana, ir ta. Lygiai taip pat, dėl ko aš sakau, taip atsargiai su bilietais, nes čia, nu, iš mano patirties, tai jeigu per anksti padovana, tai čia yra didžiausias feilas, kur ką, kokia dovana, tu realiai gauni nieko, žinai, toksai. Tai vėlgi kalbėtis ir vat rodyti, kad, na, ir tos dovanos gali būti skirtingos, ar ne, ir kad jų vertė gali būti skirtinga, ir kad, na, kiekvienas renka pagal savo galimybės, ar ne, pagal tai, kaip jie galvoja, kas tau patiktų, ir kad, na, vis tiek yra ta pastanga, tas dėmesys, ir, nu, vat, šitus tokius aspektus apkalbėti ir tą visą spektrą liesti, nes tikrai paskui būna, kad, ok, ir džiaugiasi ten tą dovaną, nes, nu, tiesiog nesusidėlioja, taip, žinai, impulsyviai tie taškai visi, ir ta pirma reakcija yra tokia, kokia yra, bet vėliau gali visai kitų kelių nuvingiuoti. Ir man atrodo, bet čia pirmiausia, mes labai turim padirbėti su savim, kad kai mes susidursim, jeigu mes susidurtumėm su tokia vaikų reakcija,
kad mes iš tikrųjų to neprimtumėm kažkaip asmeniškai, kad tai yra kažkoks įžeidimas ar dar kažkas. Ne, tai yra gyvenimas. Ir, na, natūralu, mes visi esam patyrę turbūt dovanų, kurios mums nepatiko vienu ar kitu gyvenimo periodu. Ta pati daro ir mūsų vaikai, jie irgi dabar mokosi gyvenimo, kartais jie gaus dovanas, kurios na, nėra tokios, kokių jie tikėjosi. Ir čia galbūt vėlgi verta paliesti truputėlį ir tą finansinį dovanos dydį, nes ypač kai vaikai yra didesni, paskutinėse darželio grupėse jau jie pradeda jau dalintis, ką tau padovanoja, čia atnešė tas kalėdų senelis, o ką man atnešė kalėdų senelis. Ir kartais tos dovanos labai labai skiriasi, nes natūralu, kad šeimų finansinės galimybės irgi yra labai labai skirtingos. Tai vėlgi verta pasikalbėti su vaikais, kad tiesiog dovanos gali būti labai labai skirtingos. Ir dėl to, kad viena dovana yra labai brangi, o kita galbūt netokia brangi, bet dar irgi jiems sunku įvertinti tą finansinę išraišką. Bet žinai, vienas gavo 6, o kitas 2. Nu, jo, tiek jau jie suskaičiuoja, kiek čia tų dovanų gavai. Ir man atrodo, ja, darželėje iš tikrųjų gerai, tu sakai, darželėje labiau būna, kiek gavau ir tada jau būna, ką gavau, tarsi to kiekio. Tai vėlgi apie tai kalbėtis, kad, na, labai skirtingos tos dovanos gali būti ir labai skirtingai šeimos gyvena ir labai skirtingai tiesiog mes apie tai su vaikais kalbėsime beprotiškai daug. Ypač jiems paaugus, tai yra toks nuolatinė pokalbio tema apie tai, kodėl pas mus kitaip negu pas draugę namuose, kodėl man neleidė, o jai leidžia, kodėl jis su šalmu, o aš be šalmo, tai yra atvirkščiai, dažniausiai mes jau čia tais šalmais, tai tokių pokalbių tikrai bus dar labai labai daug, tai kantrybės ir Tai ką, smagių pirkinių, nebijokim sąrašų, nebijokim praktiškų dovanų, nebijokim paklausti pačių vaikų šiaip tai, tų jau kalbančių ir į parduotuvės užeinančių. Man iš tiesų, mano praktinis patarimas yra, kiek mes perkam žaislų, tai geriausia yra stebėti vaikus, kai nueinam pirkti kažkam dovanos. Nes visada jie pasisako realiai, o ko jie norėtų. Nu, tai atėjom dabar ten Adeliai pirkti dovanos, bet aš tai va šitą labiausiai norėčiau. Ir dažniausiai tas tikrai būna visą laiką labai pasiteisinantis dalykas, nes jeigu tą dalyką ir gauna, tai po to būna labai daug džiaugsmo. Tai, o jeigu dar patys nepasisako, tai stebim. Ir koks, dovanų sąrašas.lt. Taip, dovanų sąrašas.lt. Tai kągi, ačiū Jums labai, kad klausėte, gerų dovanų, gerų pirkinių, geros nuotaikos dovanojant ir gaunant dovanas ir kantrybės, nes kartais su tom dovanom būna visaip. O jeigu norėsite pasidalinti, kaip būna Jums su dovanom, arba turite kokių nors labai gerų praktinių patarimų, kaip pavyzdžiui, dovanų sąrašas.lt, pasidalinkite ir su kitais. Ir visada galima išimti baterijas. Linksma gaida ir baigiam. Pasimatysim kitame naujienlaiškyje. Ate. Iki.